Aš esu Ignas Meilūnas ir aš darau animacinius filmus. Tai animacija yra kino meno rūšis, kurioje animatorius kuria kiekvieną atskirą kadriuką. Ir po to, kai sudedi tos kadrus į seką, žiūrovas mato judesio arba net gyvybės iliuziją. Aš žiūrėdavau animacinius filmus kaip kiekvienas vaikas su didžiausiu susižavėjimu, bet kažkaip kaip profesija tai niekada savo net neleidau pagalvoti. Man šitas profesijos buvo kokios magiškos kaip, nežinau, astronautas ar tenai lėktuvo pilotas. Pamenu gimtadienį savo, kai gaudavau kažkokį naują žaislą ir išlaukti tas porą savaičių, kad tėvai jau nepyks, kad aš jį išardysiu. Man ne tai, kad man patiko konstruoti, man aišku labiausiai tai patiko ardyti viskas. Pasižiūrėti, kaip viskas veikia viduj, kokios yra konstrukcijos ir tada jau turėjau tokią dėžę išardytų daiktų ir viską lipdyti iš atskirų detalių. Nepirkdavau kažkokių ten saldumynų, taupydavau pinigus, kad nusipirkt kažkokios izoliacijos arba superglų, kad galėčiau juos klijuoti. Šitą tai labai gerai prisimenu. Pagal animacijos technikas galime suskirstyti į 3 pagal tai, kaip animatorius kuria tuos kadrus. Tai pirma gal tokias didžiausius pamatus padėjusi yra pieštinė arba pakadrinė animacija, kur kadrai yra piešiami arba tapomi. Tada yra stop kadro animacija, kur objektai yra sušviečiami, lėlės, dekoracijos sušviečiami ir fotografuojami. Ir tarp kadro animatorius kažkiek tai pajudina tas lėles tokias mikro judesiais ir taip sukuriama iliuzija. O dabar gal labiausiai populiariausia yra 3D animacija, kur animatorius dirba kompiuteriniai programai ir vaizdai yra kompiuteriu generuoti. Aš nemoku nei kiek piešti. Jeigu mokėčiau piešti, tikriausiai daryčiau, jeigu man būtų malonu piešti ir natūralu, aš tikriausiai daryčiau pieštinę animaciją. Visiems sakau, jeigu tau patinka piešti, tu gali 12-10 valandų per dieną piešti, tai daryk pieštinę animaciją. Jeigu tu mėgsti rankom dirbti, konstruoti, liest, klijuoti, dažyti, jungt dalykus, tai tikriausiai tavo stop kadro animacija. O jeigu sugebi išsėdėti prie kompiuterio visą darbo dieną ir gerai jaustis kitą dieną ir dar kitą dieną ir dar, tai tikriausiai 3D animacija. Tai stop kadro animacija sušvieti objektus, mano atveju lėles, ir jas judini. Tai gali judinti tarp tų nuotraukų, gali judinti kažkokiais intervalais patį kūną, gali daryti replacement animation, tai pavyzdžiui keisti objektus, kurie yra panašus ir taip sudaryti iliuziją. Ir gal kuo stop kadro animacija labiausiai nuo kitų skiriasi, kad nėra undo mygtuko. Tai reiškia, viską turi apgalvot ir viską turi daryti švariai vieną kartą ir negali ten per daug eksperimentuoti. Jeigu kažkas blogai galėtų nutikti, tai tikriausiai ir nutiks. Tai aš kažkaip, kai tiksliuosius mokslus mokiausi, tai būdavo toksai principas, kad tu turi kažkokias žinias, jas turi kaip savo įrankius ir tada turi kažkokią problemą, kurią tu sprendi tais įrankiais. Tai galvoji tokią loginę seką su turimais įrankiais, kaip išspręsti tą problemą. Ir tų kelių, kaip išspręsti problemą, yra labai daug. Tai aš taip pat mąstau ir šioj animacijos technikoje, kad yra daug kelių prieiti prie norimo rezultato ir tada tu tiesiog žiūri, kuriuos įrankius turi. Tai kai kurie įrankiai yra labai techniški, nežinau, ar tu mokys ten, nežinau, dirbti su silikonu kažkokiu ar nemoki, kaip sujungti kažkokias dalis kartu, kaip padaryti, kad laikytųsi tos lūpos arba akis. Patikrinam. Tai tas principas eina per visur. Nuo scenarijaus kūrimo, man scenarijaus kūrimas yra toksai kaip puzlė, kurią reikia sudėlioti. Irgi kažkokia, kad būtų loginė sistema, kuri save palaikanti, nebūtų kažkokių tai dalykų, kurie
ten gal nepriklauso. Geros scenarijaus išdirbimas, tai yra kaip gerai susuktas laikrodis mašina, kuri neturi nei vienos detalės, kurios nereikia ir viskas tenai vienas kitą palaiko ir sukasi. Stengiuosi vengti tiesioginės didaktikos kažkokios, stengiuosi pirmiausia, kad žiūrovui būtų įdomu ir jisai išžiūrėtų, čia yra mano pagrindinė užduotis, kad niekada neišeitum iš to filmo pasaulėlio, kad visą laiką liktum ten bent 10 minučių. Ir žinoma, pagrindinė tema būna dažniausiai svarbi ir jinai pasako kažką. Tas filmas visada pasako kažką taip. Bet taip, stengiuosi, kad žiūrovas išgyventų tame pasaulyje. O kaip pradedu, tai labai įvairiai. Kartais istorija, labai dažnai knygos, kažkokias norisi ekranizuoti knygas. Gal labai daug darbo yra daryti tą stop kadro animaciją, todėl norisi, kad jau būtų kažkoksai, tai tau toksai, tave kaip raketa išmestų tą istoriją, kur dažniausiai ją randu knygose. Kartais būna personažas ir tada kuri pasaulį aplink jį, o kartais būna kažkokia istorija ir tada tą istoriją prikuri personažą. Šitokia net ir yra taisyklė. Arba pasiemi labai visiems žinomą personažą ir aplink jį, kuri labai nežinoma ir labai įdomų ir niekur nematytą pasaulį, arba atvirkščiai. Pasiemi labai visiems žinomą pilką pasaulėlį ir į jį įstatai labai nematytą arba netikėtą personažą. Hey! Crocodile shoes! Crocodile shoes! Tarkim, jeigu aš animuoju kokius nors gyvūnus, tai tikrai darau researchą, parsisiunčiu, tarkim, kokią nors dokumentiką ir ją spaudau po mygtuką. Konkrečiai, pavyzdžiui, turėjau animuoti liūtą, tai 2-3 dienas tik tai po vieną kadriuką žiūrinėjau, kaip kuri letena, kaip mėtosi svoris, kaip jisai bėga, kaip jisai eina, kaip jisai sėlina ir tada išsiskaidai, kiekvieną jo kūno judesį išsiskaidai, tai čia jisai per sekundę maždaug keičia žingsnius, pirmą svorį meta ten, po to ten ir visą šitą pasidarai tokią didelę schemą pagrindinių judesių. Juos išsitestuoji ir tada, jeigu nori dėti kažkokį charakterį, tai jau žaidi su savo tom išsirašytom schemom ir jas kažkaip kaitalioti. Taip pat yra ir su žmonėmis, yra labai skirtingo svorio ir nuo to, kaip personažas jaučiasi, jisai vaikšto skirtingai, jo skirtingi raumenys yra įsitempę, jo kūno kalba yra visiškai skirtinga. Ir tai gali laisvai pastebėti, jeigu tik tai turi pakankamai laiko ir jautrumo detaliam. Kartais net pasifilmuoji kažką tai paslapčia, tik tai tam, kad galėtum vėl po kadriuką pasižiūrėti, kaip kažkas eina. Arba pamatai kokį nors personažą gatvėje, kuris manai, kad tau tiktų ir kaip į savo tokią kaip bibliotekėlę įsideda. Galima galvoti kartu, kas galėtų būti personažas, kokią jisai problemą turi ir kaip jisai ją gali kūrybiškai išspręsti. Tai yra personažas, mažas pasaulėlis, jis turi problemą, jis ją išsprendžia. Kažkur perskaičiau, kad iš tikro didelė smegenų dalis žmogaus yra skirta tik tai tam, kad tu pamatytum visur veidus arba, gyvūno snukį. Ir supratau, kad aš realiai tai ir darau. Aš kutenu tą žmogaus smegenų dalį, kuri yra evoliucionavus tik tai tam, kad visur matytų kažkokią gyvybę. Ir aš realiai kurdamas tos personažus, tai tiesiogiai bendrauju su ta smegenų dalimi. Jeigu tos smegenų dalies nebūtų, visa animacija tikriausiai neveiktų. Tai kaip darai tuos personažus, dizainą ir personažų veidus pačius. Tas pats veikia ir su aplinkom. Kai darai kažkokius landšaftus, irgi pasiemi kažkokius principus, kuriuos matai gamtoje ir tiesiog bandai atkartoti. Gera animacija yra, kai žiūrovas iš tikro patiki, kad šitas daiktas yra gyvas ir patiki, gal net susitapatina su jo emocijom, o iš tikro jis tapatinasi su porolono ir plastelino gabalėliu. Tai čia yra
meistrystės aukščiausias lygis, jeigu pavyksta to pasiekti, aš visą laiką to siekiu. Ir kai supratau, kad dirbu tiesiogiai su kažkokia smegenų dalimi didelė, kuri yra evoliucijos mums duota ir gal dabar mes jos netiek daug naudojam, tai net ir prasmė tokia darbo labai atsiranda. O su gyvybė pačia tai labiausiai kopijuoja išraiškas žmonių. Atrodo, kad reikia ten daug tų išraiškų, bet iš tikrųjų, kai mes kalbamės, žiūrim vienas kitam į akis daugiausiai ir emocija visa yra beveik visa emocija yra antakiuose ir subtiliuose akių judesiuose. Kiekvienas, žinai, ten kelmas ar akmuo ar bet kas tampa personažas. Ir tai jau yra toks neeilinis personažas, paprasta aplinka ir automatiškai sukuri tokį mažą pasaulėlį. Kartais, žinai, įdedi labai daug energijos ir daug laiko į kažkokios filmo idėjos kūrimą ir tada pasižiūri kokį nors video, kur tiesiog yra akys uždėtos ant paprastų objektų ir kaip tai gerai veikia, kai kurt personažus galima labai paprastai iš tikrųjų. Aš galvoju apie savo darbą, kurį aš darau ir aš jaučiu didžiulį malonumą darydamas tą darbą. Ir tai yra geriausiai, ką aš darau iš tikrųjų gyvenime ir gal dėl to atsiranda prasmė, gal net nedalyvauti tose varžybose, o tiesiog daryti tą filmą kaip projektą ir žiūrėti, jeigu jisai po to nebegyvens savo gyvenimo, gal tada jo ir nebereikia, bet dažniausiai visi tie filmai labai toli keliauja, labai daug žmonių juos pamato. Animacijos festivaliai ir autorinis kinas vis dar turi savo terpę. Dėl to vis dar ir sugebu kurti tokiam lėtam procese sugebu kurti filmus. Kai jau tų filmų nebereiks niekam, tai teks tikriausiai keisti, nes vis tiek kaip meno kūrėjas man labai svarbus tas grįžtamasis ryšys. Man labai svarbu, kaip žiūrovas reaguoja į mano kūrinį.